Ledų furgonas, bažnyčia, rokenrolo traukinys. Tokių spalvingai dekoruotų vežimėlių buvo tarp besivaržančiųjų netradicinėse lenktynėse pietinėje Vokietijoje. Vežimėlių lenktynės surengė į pietus nuo Frankfurto esančiame Odenvaldo regione įsikūrusio Winterkasteno kaimo gyventojai. Šimtai apstulbusių žiūrovų stebėjo, kaip vienuolė paslydo ant skystų muilų išteptos kliūties, o rokenrolo traukinys važiavo taip greitai, kad net apvirto. Dalyvauti čia yra tiesiog fantastiška patirtis, tai visada smagu. Mes pradedame statyti vežimėlį 3-4 savaitės prieš lenktynės ir tai yra tiesiog nuostabu. Paklaustas, kaip nedidelį Winterkasteno miestelį išgarsino lenktynės, organizatorius paaiškino, kad prieš 32 metus užeigos šeimininkui kilo mintis čia surengti kažką įdomaus. Taigi mes surengėme vežimėlių lenktynės, kurios sutapo su muge ir netikėtai atėjo 3000 žmonių. 400 metrų ilgio lenktynių ruože yra tokių kliūčių, kaip nekaltai atrodantis trapas, dėl kurio ledų furgono vežimėlis vos neperlūžo pusiau, ir slidi muiluotų vandeniu aplieta dalis. Viena iš bažnyčios vežimėlį traukiančių vienuolių neįvertino ant plasmasinės dangos išpiltos skysto muilo keliamos grėsmės. Prarado pusiausvyrą, nugriuvo ir grakščiai nusirito į šoną, kol bažnyčia nespėjo jos sutraiškyti.